infrastruktūros, kad pats renginys bus kaip ir 2 kalbom, kaip ir buvo informuota kvietime. Tai pradžioj visuomenės nuostatas pristatys 2 pranešėjai lietuvių kalba, o indekso duomenis pristatys anglų kalba migracijos integracijos grupės atstovė. Klausimų atsakymų sesiją mes organizuojame po pranešėjų pristatymo, tai po visų 3 pranešimų. Ir tada galima bus užduoti ir žodžiu klausimus, bet aš labai kviesčiau klausimus užduoti pokalbių skyrelėje, tam čate vadinamajam, kad aš galėčiau juos netgi susirinkti jau renginio eigoje. Tai tiek informacijos ir mes pradėsime nuo pirmojo pranešimo. Tai aš kviečiu daktarę Moniką Frejutę, Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto etninių tyrimų skyriaus vadovę, pasidalinti socialinės distancijos įžvalgomis ir tiesiog pakomentuoti, kokios yra tendencijos praeitų metų apklausos duomenyse. Prašau, Monika. Sveiki visi. Ačiū, kad dalyvaujate taip gausiai mūsų renginy. Tai dabar tada įsijungsiu skaidres ir... Tikiuosi matosi, ar ne? Taip. Gerai, ačiū. Tai gal aš tiesiog nuo pradžių pradėsiu, kad šitos visuomenės nuostatus, tos įvairių etninių, religinių, socialinių grupių atžvilgių mūsų etninių tyrimų skyrius jau pradėjo daryti gana seniai ir čia jau tokią turim turtingą istoriją, skaičiuojam ją jau nuo 2005 metų. Tik tai gal trumpai paminėsiu, kad nuostatas tos įvairių grupių atžvilgių ir tos grupės įvardintos klausimyne kito. Pradžiai buvo, tarkim, galbūt labiau etninės, rasinės grupės, tam tikros religinės, po to atsirado, tarkim, nuo 9 metų negalios, kitos kalbinės, socialinės grupės, 15 metų klausimynė jau atsirado ir įvairios pabėgėlių grupės bei integracijos priemonės į visuomenę. Žodžiu, mūsų tas klausimynas ir tos visuomenės nuostatos tokios buvo labai lanksčiai sudaromos, būtent pagal, reiškia, to meto aktualijas, ar ne? Taigi šiais metais, kur aš čia vedu, nes 23 metais mes nusprendėme, žodžiu, palikti socialinės distancijos klausimus į tam tikras apibendrintas socialinės grupės. Tai yra asmenys su negale, homoseksualius asmenys, kitos rasės ar baltos spalvos asmenys, kitos etninės grupės asmenys, kitų netradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimų atstovus, musulmonus, lietuvių kalbos nemokančius asmenys ir migrantus. Dabar, kodėl mes taip nusprendėme, nes migracijos, kaip žino, departamento duomenimis, žodžiu, iš tiesų migrantų skaičius Lietuvoje yra gana didelis ir perkopė 200 000 žmonių, todėl nusprendėm pasižiūrėti į 3 didžiausias migrantų grupės esančias Lietuvoje, tai ir požiūrį į jas, tai yra migrantus iš Ukrainos, migrantus iš Baltarusijos ir migrantus iš Rusijos. Taigi norėsiu pamatyti tiesiog socialinę distanciją šitų žmonių požiūrių. Dabar, ką norėjau pasakyti ir kas yra labai svarbu, kad apklausa buvo atlikta 23 metais lapkričio 16-27 dienomis. Tyrimo metu apklausti 1018 Lietuvos gyventojų. Apklausa vyko įvairiose atrankos taškuose, tiek miestuose, tiek kaimuose.
Respondentai gyventojų apklausai buvo atrenkami taikant daugiapakopę stratifikuotą atranką, rezultatų paklaida nėra didesnė nei 3,1%. Na ir apklausą inicijavom mes, Lietuvos sociologijos instituto etninio tyrimų skyrius ir nevyriausybinė organizacija Diversity Development Group, ir apklausą atliko Lietuvos Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija Baltijos tyrimai. Na ir dabar tada gal einam pamažu prie rezultatų. Aš aptarsiu 3 užduotus iš mūsų apklausos klausimus. Tai 2 klausimai yra susiję socialinę distanciją, tai yra nenoriu gyventi kaimynystėje su tam tikrais asmenimis ir nenoriu dirbti vienoje darbovietėje. Kitas klausimas susijęs su asmenimis, su migrantais iš ES šalių ir jų sutikimas, nesutikimas priimti gyventi Lietuvoje. Dabar apie klausimą, su kuo iš išvardintų žmonių grupių jūs nenorėtumėte gyventi kaimynystėje, tai kaip matom visas šitas išvardintas grupės, na ir kokios tendencijos matosi. Tai matosi tokios tendencijos, kad žodžiu 4 grupės, ar ne, yra pačios tokios nepalankiausiai pozicijoje, socialinė distancija jų požiūrį yra pati didžiausia, tai yra asmenys su psichikos negalia, homoseksualūs asmenys, musulmonai ir matom, migrantai iš Rusijos taip pat patenka. Tada taip pat didelė socialinė distancija yra lietuvių kalbos nemokančiais asmenimis ir kitų netradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovus. Mažesnė distancija kitos rasės odos spalvos asmenims ir kitos etninės grupės asmenims. Na ir dar mažiausiai iš jų migrantams iš Ukrainos. Dabar, jeigu lyginti tas 3 didžiausias migrantų grupės, migrantus iš Rusijos, migrantus iš Baltarusijos ir Ukrainos, tai visgi matome, kad gyventojų nuostatose čia atsispindi tas geopolitinė ta dimensija, kai reiškia imigrantus iš Rusijos iš tiesų žiūrima kaip į atvykstančius iš šalies agresorės, kuri sukėlė karą ir tęsė karą Ukrainoje. Na, o į, reiškia, migrantus iš Ukrainos žiūrima kaip į karo pabėgėlius ir nukentėjusius nuo karo asmenis. Į migrantus iš Baltarusijos yra tas neigiamas požiūris šiek tiek didesnis negu migrantus iš Ukrainos, bet vis tiek, sakyčiau, jis yra netoks didelis, tarkim, lyginant su migrantais iš Rusijos. Dabar, kadangi buvo labai įdomu palyginti iš tiesų, kaip keičiasi tos visuomenės nuostatos lyginant su 2022 metais, tai ką mes matom, kad ir koks mano čia pagrindinis komentaras būtų, kad iš tiesų, kaip matot ir grafikė, didėja, reiškia, ta socialinė distancija, nenoras gyventi kaimynystėje visoms išvardintoms grupėms 2023 metais. Bet ką aš norėčiau pasakyti, kad kai apklausoje, kai 2022 metais apklausoje buvo įvardintos konkrečios ar ne grupės, tam tikros etninės, rasinės, pavyzdžiui, kaip, nežinau, romai, sirai ar ten kiti žmonės iš šitų grupių atstovai konkretus, tai tada lyginant su abstrakčiomis tom grupėm, reiškia, distancija tų konkrečių grupių atžvilgių yra didesnė. Bet šiais metais matom, kadangi šių grupių įvardintų nėra klausimyne, tai šiuo atveju distancija šiem taip abstrakčiau įvardintom visuomenės grupėm yra daug didesnė. Dabar dar kokios tendencijos, tai tikrai matom, kad labai padidėjus yra asmenų su psichikos negalia ir homoseksualių asmenų požiūrių, taip pat ir musulmonų požiūrių. Jeigu komentuoti šiek tiek apie nuostatas ir distanciją asmenų su psichikos negalia požiūriu, tai aš manyčiau, kad iš tiesų tai tie duomenys atspindi
visuomeniai tokią vyraujančią stigmą iš tiesų apie psichinę negalią, nenorima net susidurti, viešai kalbėti apie tai, spręsti tam tikras problemas psichikos sveikatos iškylančios. Tai aš manau, kad šitą visuomenės nuostatą apklausa gražiai tai parodo. Dabar vėlgi padidėjusios neigiamos nuostatos homoseksualių asmenų atžvilgių, tai viena vertus, sakyčiau, galbūt mane šiek tiek ir stebina, ta prasme, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje vis viena organizuojamos ir Baltic Pride eitynės, pamažu viešai pradedama kalbėti apie homoseksualumą, diskutuoti apie problemas, kuriomis susiduria homoseksualūs asmenys. Kita vertus, sakyčiau, iš tiesų pasitvirtina ir kitose sociologiniuose tyrimuose, reiškia, atrastos tendencijos į nepakantų visuomenės požiūrį į homoseksualius asmenis, neapykantos kalbą nukreiptą prieš ją ir galim daryti iš tiesų prielaidas, kad distancija jų požiūrių 2023 metais padidėjo dar ir todėl, kad jeigu pamenat Seime, 22 ir 23 metais buvo svarstomas partnerystės įstatymas ir jo įvairios alternatyvios versijos. Ir tiesiog tie klausimai buvo iškelti į visuomenės akiratį. Žinoma, buvo kalbos ir apie Stambulo konvencijos neratifikavimą, ir tai buvo taip pat keliami tie klausimai susijęs su homoseksualumu. Dabar, kadangi mes turim tokią galimybę palyginti duomenis ir požiūrį, nenoriu gyventi kaimynystėje 10 metų bėgyje, tai aš tą ir padariau, man buvo įdomu pasižiūrėti, kaip kinta tos nuostatos ar ne 10-mečio bėgyje. Tai nuo 2014 iki 2023 metų. Ir ką mes matom šitame grafike, kad iš tiesų tos viršuj, tos labiausiai su kuriuom nenorima gyventi grupėmis yra 3 ir yra asmenys su psichikos negalia, homoseksualūs asmenys ir musulmonai. Ir jų, reiškia, tas nenoras gyventi procentaliai išraiška, jinai varijuoja, bet vis viena taip stabiliai, sakyčiau, įsitvirtina kaip vienos iš grupių, su kuriuom nenorima gyventi, ar ne? Kitų grupių nenorima gyventi kaimynystėje, kitų grupių požiūrių tos visuomenės nuostatos neviršyje arba šiek tiek viršyje 20%. Dabar toliau kitas klausimas, kuris matuoja socialinę distanciją, tai su kuriais žmonėmis šių grupių nenorite dirbti vienoje darbovietėje. Šiaip labai įdomu, nes ta prasme, tas nenoras dirbti vienoje darbovietėje, palyginant su nenoru gyventi kaimynystėje, tos nuostatos visą laiką būdavo palankesnės šių žmonių požiūrių. Bet ką mes dabar matom, ta prasme, kas čia, kokios čia tendencijos, ta prasme, gana stebinančios, tarkim, kad šitoje vietoje mes matom, kad ta prasme, nenorima dirbti su lietuvių kalbos nemokančiais asmenimis, netgi labiau negu su musulmonais. Ta prasme, šita grupė tampa tokia viena iš tų pagrindinių kartu su asmenim su psichikos negalia ir homoseksualiais asmenim. Ir aš interpretuočiau taip, kad tai yra, aišku, susijusi su tokia tendencija dėl Rusijos karo Ukrainoje vis menkėjančių rusų kalbos prestižų visuomenė, prestižų ir statusų visuomeniai, taip pat su tuo, kad vis daugiau pasirodo diskusijų viešumoje apie gyventojų požiūrį į padidėjusių rusų kalbos vartojimą viešoje erdvėje, ypač paslaugų sektoriai, pavyzdžiui, pavėžėjai, ar ne, kasdieninėse tam tikrose situacijose. Ir aišku, ta rusų kalba tampa tokia viešoje erdvėje kaip ir susikalbėjimo kalba su migrantais iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos. Na ir dabar tada gal eikime prie kitos skaidrės, kad pasižiūrėti, kaip
tas nenoras dirbti vienoje darbovietėje, pasikeitė lyginant su 2022 metų duomenim, tai matom, kad socialinė distancija į tam tikras žmonių grupės yra žymiai padidėjusi visų grupių atžvilgių, net ir nuo 18 iki 6% tų ypač asmenų su psichikos negalia požiūriu yra padidėjęs tas nenoras dirbti netgi plus 18% nuo ankstesnių metų, homoseksualių asmenų atžvilgių netgi 16%. Taip pat augo ir tas neigiamesnis požiūris į lietuvių kalbos nemokančius asmenis, plus 11%. Dabar, taip, dabar tada kitą skaidrę parodysiu irgi, kaip pasikeitė tas požiūris per 10 metų, tai sakyčiau, kad vėlgi, va čia, nežinau, va čia man pasirodo tokia įdomi tendencija, kad praktiškai vėl išlieka panašios grupės viršūnėje, ta prasme, tos grupės, su kuriomis nenorima dirbti, ta procentali išraiška svyruoja, bet matom, kad kartu su asmenim su psichikos negalia, homoseksualiais asmenim ir musulmonais, kurie yra viršuj, atsiranda trečia grupė, lietuvių kalbos nemokančius asmenis, ir tas neigiamas požiūris jų atžvilgiu, matot, išaugo nuo 19 iki 30 netgi 4%. Tai va čia dar kartą patvirtina galbūt tą, ką aš komentavau apie lietuvių kalbos vartojimo viešumoje ir tą rusų kalbos galbūt didesnį girdėjimą ir tokio, nežinau, pastebimumą viešumo. Dabar... Atsiprašau, Monika, dar 2 minutės liko. Ir aš tik dabar einu jau prie paskutinio klausimo ir kuris buvo toks, ar sutiktumėt ar nesutiktumėt, kad Lietuva priimtų gyventi asmenys iš ne ES šalių. Ir kaip matot, kad iš tiesų čia yra išvardinti visi kaip ir migracijos pagrindai, ta prasme, atvykimo migrantų į Lietuvą, tai palankiausiai žiūrima į atvykstančius į Lietuvą studijuoti, atvykstančius į Lietuvą pas savo šeimos narius, karo pabėgėlius taip pat žiūrima palankiai. Dabar požiūris į politinius pabėgėlius, sakyčiau, toks suskaldo šio klausimo visuomenę ir matom, kad viena vertus labiau pritarė, ar ne, vieni pritarė, labiau pritarė, kad šitie pabėgėliai atvyktų į Lietuvą, o kiti labiau nepritarė, kad jie neatvyktų. Tai čia, manau, irgi gali būti susiję šis klausimas politiniais pabėgėliais su pabėgėliais iš Baltarusijos, tai irgi toj viešoje erdvėje vis labiau girdim tokių diskusijų ir politikų pasisakymų, kad tai gali būti siejama su grėsme nacionaliniam saugumui, kad tie žmonės gali daryti provokacijas ir taip toliau. Dabar labiausiai nemėgstamos migrantų grupės, tai nelegaliai sieną kertantys migrantai ir tai, manau, tiesiogiai susijęs su Baltarusijos arba Lukašenkos režimo vykdytomis taip vadinamomis hibridinėmis atakomis, ypač 21 metais ir vėliau, nors jos dabar mažėja, bet vis dar kelia susirūpinimą, sakyčiau, Lietuvos visuomeniai. Dabar į darbo pabėgėlius vėl žiūrima dviprasmiškai. Viena vertus, tarsi yra žmonių, kurie nori, kad tokie žmonės atvyktų ir užpildytų tas trūkstamas darbo vietas, ar tuštėjančias darbo vietas, o kiti prieštarauja jų atvykimui, galimai mąstydami apie tam tikrą konkurenciją, tarkim, dėl pigesnės darbo jėgos ar ne darbo rinkoje ir turbūt vėlgi tos pačios rusų kalbos įsigalėjimo, pavyzdžiui, paslaugų sektoriai. Tai mano komentarai čia šiem 3 klausimam būtų tokie. Ačiū tada už dėmesį. Ir tada galiu aš pratęsti. Jo, tai ačiū labai, Monikai. Aš tiesiog dar norėčiau paskatinti visus, jeigu turite klausimų, rašykite į pokalbių skyrelį ir tada pakviesiu Kęstutį Grumadą
Diversity Development Group ekspertą, kuris papasakos apie nuostatas migrantų integracijos klausimais. Tai prašau, Kęstuti. Ačiū. Taip. Tikiuosi viskas gerai, jeigu kažkas nutiks, tai prašau pasakykite. Taip, tai aš pratęsiu visuomenės nuostatų apklausos rezultatų aptarimą ir sekantis klausimas, nuo kurio galime pradėti, tai yra apie teiginius. Su kuriais teiginiais respondentai ir respondentės labiausiai sutinka, o su kuriais labiausiai nesutinka. Čia rezultatai yra surikiuoti pagal nesutinku variantą, kur teiginiai, su kuriais labiausiai nesutinka respondentai ir respondentės yra apačioje. Ir galime pradėti nuo teiginio, su kurio labiausiai sutinkama. Tai yra Lietuvoje pabėgėlių skaičius kasmet didėja. Ir iš tiesų šis teiginys atliepia Lietuvos realybę. Tai yra, kad, kaip jau buvo paminėta, tai 2023 metų antroje pusėje Migracijos departamentas paskelbė, kad virš 200 000 Lietuvoje jau turime žmonių atvykusių iš užsienio ir iš jų yra virš 80 000 yra žmonių bėgančių nuo karo Ukrainoje. Tai iš tiesų tai šis teiginys būtent tai ir parodo, tačiau tuo pačiu šis teiginys atskleidžia ir kitą su migracija susijusi diskursą, tai yra, kad jį galima interpretuoti ne vien kaip neutralų faktą, bet ir tokią kaip baimę, kad Lietuvoje augantis migracijos kiekiai, atsirandanti apskritai migracijos problematika ir didesnis diskursas apie tai Lietuvoje ir kad tai gali kelti atitinkamą nerimą. Ir būtent tokį visuomenės nerimą mes galime pamatyti žvelgdami į sekančius rezultatus, tai yra į kitus teiginius viršuje. Tai, pavyzdžiui, antrasis teiginys, tai yra Lietuvoje jau pakanka pabėgėlių, negalima leisti, kad jų atvyktų daugiau. Tada trečiasis, kad pabėgėliai gali padidinti nusikalstamumo lygį, nori pasinaudoti Lietuvą kaip tranzito šalimi, gali sukelti neramumus Lietuvoje. Visi šie teiginiai, kurie yra labai aukštai, su kuriais labiausiai sutinka arba dalinai sutinka respondentai, tai jie visi vienaip ar kitaip yra susiję su tokiu nerimu, su galima baime. Ir tai parodo, koks yra požiūris visuomenės, bent jau dalies visuomenės apie migraciją ir į Lietuvą atvykstančius žmonės, kad tai yra matoma ne kaip, tai yra matoma iš tokios baimės ir nerimo pusės. Tuomet galime pereiti prie teiginių šiek tiek labiau į apačią. Tai vienas yra, kad pabėgėliai yra pažeidžiama grupė. Tai yra teiginys, su kurio sutinka panaši pusė ir sutinka ir nesutinka. Tai parodo tą tokį dviprasmiškumą migracijos proceso Lietuvoje. O teiginiai, su kuriais labiausiai nesutinka, tai būtent irgi yra iš panašios operos, tai pavyzdžiui, pabėgėliai praturtina Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Tai vėlgi tai atskleidžia, kad pabėgėliai ar apskritai migrantai ir migrantės atvykstantys į Lietuvą nėra matomi kaip žmonės, kurie gali prisidėti prie kultūrinio gyvenimo, praplėsti mūsų akiratį, praplėsti mūsų kultūrinį supratimą, kultūrinę įvairovę, o kaip žmonės, kurie galimai gali kelti pavojų arba nerimą. Perinant prie kito klausimo, tai yra klausimas apie integracijos priemonės ir kaip respondentai ir respondentės sutiktų ar nesutiktų, kurios palaikytų priemonės, o kurių nepalaikytų. Tai galbūt galime pradėti nuo tų, kurios labiausiai palaikomos, jos šiuo atveju yra apačioje. Tai labiausiai palaikomas priemonės yra tokios, kurios yra susijusios su kultūrinė sfera, su švietimo sfera, su teisė, su galbūt biurokratiniais procesais. Tai didžiausias palaikymas yra reiškiamas vaikų švietimo organizavimui, lietuvių kalbos kursų organizavimui, pagalba tvarkant dokumentus, apie teisinės konsultacijas ir panašiai. Tai yra sferos, kurios labiau matomos, kad galbūt bent jau dalinai labiau neutralios, kurios būtent yra sufokusuotos būtent į atvykusių žmonių
integraciją tokią tiesioginę labiau, o jeigu pasižiūrėtume į teiginius, kuriuos mažiausiai palaiko respondentai ir respondentės, tai yra labiau teiginiai iš pilietinės sferos, iš socialinės sferos. Tai pavyzdžiui, socialinio būsto nesuteikimas yra integracijos priemonė, kuriai pritartų mažiausiai. Taip pat antroje, toliau galima pakalbėti apie vienodų teisų Lietuvos piliečiams užtikrinimą, Lietuvos piliečiams ir pabėgėliams gaunant socialinę paramą arba darbe, kad būtų užtikrinamas vienodos teisės. Ir kaip matome, šie teiginiai, šios integracijos priemonės yra jau labiau iš tokios pilietinės sferos ir yra susiję ne vien su kultūriniais ar švietimo aspektais, o būtent su tokiu jau tiesioginiu pilietiniu gyvenimu. Ir paskutinis klausimas, kuris buvo apklausoje ir kurį šiandien aptarsime, tai yra apie informacijos šaltinius. Tai respondentų ir respondenčių buvo klausima, iš kokių informacijos šaltinių jūs sužinote, ar žinote apie atitinkamas migruojančių žmonių grupės. Ir buvo galima pasirinkti, kad žino iš žiniasklaidos, kad iš viso negirdėjo ar nematė. Ir tada jau labiau ir buvo tiesioginiai pasirinkimai. Tai žino iš draugų ar kaimynų, buvo sutikę ar matę ir tada pažįsta asmeniškai. Tai pradėkime nuo žinojimo iš žiniasklaidos. Tai kaip matome grafike, kai matome paveikslėlyje, tai respondentai ir respondentės labiausiai apie migruojančius žmonės sužino iš žiniasklaidos. Ir tai yra rezultatas, kuris buvo ir pernai. Ir jeigu pasižiūrėtume į kiek žmonių sužino apie neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius migrantus, apie kurios daugiausiai sužino iš žiniasklaidos, tai 70% į apklausą atsakiusių žmonių būtent įvardijo, kad iš žiniasklaidos sužino apie šias žmonių grupės. Tai tada taip pat yra žmonės, kurie negirdėjo ar nematė apie tinkamas žmonių grupės, tai svyruoja tarp 16% apie karo pabėgėlius ir 31% apie atvykstančius į Lietuvą pas savo šeimos narius. Na, o dabar galime pakalbėti apie labiau tiesioginį kontaktą. Tai jeigu pasižiūrėtume į pažįstu asmeniškai, esu matęs sutikęs, žinau ir iš draugų kaimynų atsakymų rezultatus, pastebėtume, kad pats mažiausias skaičius žmonių, kurie pasirinko šios atsakymus, būtent pasirinko apie neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius migrantus ir politinius pabėgėlius. Tai, pavyzdžiui, pažįstu asmeniškai šios žmonių grupės labai nedidelis žmonių kiekis atsakiusių į apklausą, tai kiek daugiau nei 0% neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius migrantus įvardijo, kad pažįsta asmeniškai politinius pabėgėlius tik 1%, o kitas žmonių grupės bent jau dalinai daugiau. Ir labai panaši situacija yra su matę sutikę, žinai, iš kaimynų draugų. Ir jeigu tai galėtume šios rezultatus palyginti su, pavyzdžiui, karo pabėgėliais, kuriuos Lietuvoje dažniausiai interpretuojame kaip karo pabėgėlius iš Ukrainos, tai, pavyzdžiui, jas pažįsta asmeniškai 10%, yra sutikę 26%, žino iš draugų kaimynų 17%, tai yra gerokai didesni skaičiai. Ir ką galime iš to, kokią išvadą galima daryti, ar bent jau ką galime paminėti, tai kad būtent tas tiesioginis kontaktas yra vienas pagrindinių dalykų, padedančių gerinti išankstinės nuostatas, išankstinės neigiamas nuostatas ypač, kad jeigu žmonės yra tiesiogiai sutikę su žmonėmis, mato, kokie jie yra iš tikrųjų, mato jų žmogiškumą ir tai būtent, kaip ir matome, yra situacija bent jau dalinai panaši su karo pabėgėliais iš Ukrainos. Tai būtent tas tiesioginis kontaktas yra vienas geriausių būdų mažinti išankstinės nuostatas neigiamas. Ir būtent žmonės, apie kuriuos labiausiai respondentai ir respondentės žino iš žiniasklaidos ir su kuriais mažiausiai turi tiesioginio kontakto, apie jos nuostatos būtent yra labiausiai neigiamos ir prieš jos yra vienas didžiausių neigiamų išankstinių nusistatymų. Būtent tai ir galime matyti iš šių rezultatų. Ir pabaigai galime padaryti kelias išvadas, tai aš paminėsiu ir tai, ką Monika minėjo, ir tai, ką matėte apie paskutinius 3 klausimus. Tai apskritai 3 išvados, kurias galime išsinešti, jeigu taip supaprastinant, tai yra, kad daugumos socialinių grupių atžvilgių socialinė distancija auga
išliko požiūris, kad pabėgėliai gali daryti labiau neigiamą nei teigiamą įtaką visuomeniai ir valstybei. Ir tai, kad žiniasklaida vis dar atlieka svarbų vaidmenį formuojant visuomenės nuostatas. Tai yra 3 pagrindiniai teiginiai, kuriais galime apibendrinti šių metų tyrimo rezultatus. Tai iš manęs būtų tiek. Ačiū. Ačiū labai, Kęstuti. Vėl paskatinčiau rašyti klausimus, tikrai jau jų nemažai uždavėte, juos užduosime po 3 pranešimo ir dabar jau persijungsim į anglų kalbą. And now we will continue our presentations in English, and I would like to invite Basak Yevchan. I hope I pronounced your name correctly. To present the results from the Migration Integration Policy Index and to show us where Lithuania is in the European context following the results of this index. So, Basak Yevchan, the floor is yours. That is the most perfect pronunciation I've heard for the last couple months. Thank you so much, Vilana. I am originally from Turkey, and it is not an easy Turkish name. But here I am in Brussels with 2 of our research assistants who have been working on MyPICS and Lithuanian results. Costanza here and Shabnam from Iran and Costanza from Italy. So we're pretty much an international bunch here. I would like to share my screen if possible with the initial results. And let me also take this opportunity to thank the first Rasa for Rasa Pranskiewicz Amazon and Gidre Bleste for cooperating with us on this, and they are very valuable input in creating this update for MyPICS. They have been our national experts for MyPICS, and this year we've also launched a pilot study which looks at a weak area of integration for all the countries that are in MyPICS, that is political participation. So I'll give you a preview of the results for Lithuania as well. So we have just started the update actually, and Lithuania is the first country we have thoroughly analyzed for this presentation. So my comparisons will be mostly based on the previous years, but the results will be current years of Lithuania. Just to tell you a little bit, like just one sentence about Migration Policy Group, where I am the head of research. We are at Think and Do Think. We're conducting evidence-based research and campaigns in the areas of integration, migration, and anti-discrimination in Brussels, and with a vision of a society where everyone fully participates and contributes to an inclusive society and public life. And we've been here for the last 25 years. Our most known output is MyPICS, where we measure integration policies of the different countries along various dimensions, and based on an understanding of an integration where it is a two-way process, and that is why it is very important to promote but also adopt policies that allow for migrants to access many of these policy areas. So we use an index-based research where we work with various experts across countries, country experts, and we ask them very well-structured questions that set what we call indicators that have been developed over the years, and they are very robust measures on various dimensions. So for each dimension of integration, we have a number of questions. Here is an example of an indicator from MyPICS on this is the labor market integration, and this is about migrants' access to employment in the private sector. We're basically asking
the expert whether or not foreign residents are able to accept any private sector employment under equal conditions as nationals, and based on the potential answers, we score the countries on this dimension. And there are various indicators as such, and all of the scores of these indicators are aggregated first along the dimensions, along the sub-dimensions, then along the dimensions and across the index in the end. So it has a longitudinal scope. You can take a look at the results from 2007 onwards. We are looking at 8 policy areas: labor market integration, education, access to nationality, health, permanent residence, citizenship, and we have and political participation as well. And our target group here are really non-citizens, including the third country nationals, migrant workers, those of families reunited with migrants, and permanent residents, as well as refugees. We try to cover as many countries as possible, given the funds available, of course. Currently, in the last wave, we had 52 countries. In this way, we have EU plus a few other countries, and we are working on expanding our scope. And we are basically using 58 indicators for this scoring. And this is the most cited international benchmark by policymakers, NGOs, media, and research. And what we're trying to do is maybe a little bit on naming and shaming, but also giving good examples, giving potential areas of improvements for national policymakers, giving them also tools on how to improve them with other projects we're conducting. And we're also providing this information to NGOs who wants to do advocacy in this area, or any actors in the policy making area, as well as academics who want to do research on this. So here are the average results for 52 countries for the 2020 MyPECs, the previous wave. And here is how the world, as measured by from 52 countries, is faring on integration. The good news is integration scores of the countries are increasing, so there is a positive trend overall, but we need to keep in mind policy is a very slowly developing phenomena, so we don't really expect to see very sharp increases over time, even when there are little traces of development in an area, or vice versa. It may be an anti-migrant far-right government in power. We don't immediately expect a very anti-integration policy framework, because it takes time. And so here are the dimensions, and actually many countries around the world are rather doing better on permanent residence and anti-discrimination, as you can see from the scores. And the areas of education and political participation is where they fare the worst usually, but also this depends on the country. Here is a glimpse of the world, all in color, based on their scores of integrative policy making regarding migration. And the dark pink ones and the pink ones are the countries with a favorable environment, with a favorable policy framework for migrant integration. And as it goes to blue and darker blue, it becomes rather negative. I'm sure you've already spotted Lithuania there, and it has a score of 37 in 2020 for this map, but also for the current update, it remained unchanged. And but still, but it is also a phenomena that we see. It's very similar with the neighboring countries as well. And we are also seeing a lot of positive policy development in Lithuania, which should take, once it takes effect, may reflect on these policy scores as well. And
I would like to invite everyone to go to the MyPEX website and play with the data. You can focus on each of these countries, read the country reports, short country reports. You can go into the specific dimensions that I've mentioned if you want to investigate how each country scores. And we think it's very important because it may be a case where a country has a low over average score, but it may do very well in certain areas of policy making, which is actually a case with Lithuania, which I'll get back to shortly. Which countries are the leaders on integration policy? Surely you expect the countries with the longer migration history, migration background, such as Australia, Canada, New Zealand, and USA to be there. But for instance, there are also big differences between Canada and United States, where Canada is doing a whole lot better. And within the European context, actually, we can say that it is not just the usual suspects of Sweden and Norway, but it is also newcomers in this progressive integration policy area, such as Ireland and Portugal. And here is just what I mentioned with the education and political participation. So here we are with Lithuanian scores that are currently updated for 2023, which are very stable. We calculated scores with all dimensions, but that are not available for the entire time. They are available for 2014 and 2019 on with health. And then we have the score without health and without health and education, which is the basic MyPEX as we started in 2007. So you can see how Lithuania has been doing over time, so that we can see there is a slight increase in its overall score on integration policy. And as I mentioned, there is also this issue with different dimensions. So Lithuania may have an average score of 37, but it may do quite well in certain areas. And here we see in the area of labor market mobility, permanent residence, and anti-discrimination, it has a score over 50. And it is really because of political participation and also slightly access to nationality, the score goes this much down, and a little bit of access to health policies, especially in this area. We're also looking at undocumented migrants, etc., and targeted policies for healthcare access and universal healthcare access, of course. So what are the main dimensions of integration policy? Usually MyPEX 2020 captured countries' approach to integration on 3 dimensions: basic rights. Can immigrants enjoy comparable rights as nationals, such as equal right to work, training, access to health, and non-discrimination? Equal opportunities. Can immigrants receive support to enjoy comparable opportunities as nationals, such as targeted support in education, support for health, political participation? So these are more targeted kind of policies that we're looking at. And secure future, that has to do with permanency, right? Can immigrants settle long-term and feel secure about their country? So we're here looking at family unification score, permanent residence scores, and access to nationality as guarantees of this kind of permanency and ending precarity for many of the migrants facing. So here is how all the MyPEX 52 countries are fared in 2020. So many of the countries were okay with basic rights, but when it comes to secure future and especially equal opportunities, the scores were a lot lower. And that is also case for many countries. And based on these dimensions, we created the top 10 countries, those countries with comprehensive integration policies, those with temporary integration policies where there is rights and opportunities but not security, or equality on paper where there's rights and security but no opportunities. Immigration without integration where there's security but no rights and opportunities. So this is how the world looks according to this categorization. And so we have Lithuania with a temporary integration, halfway unfavorable, but I'm sorry,
I believe this is equality. And yeah, you have Equality 1 on minute paper. more. Equality 1 on minute. paper, yeah, exactly. So this is also a map that you can explore from the MyPEX website, and you can see also the top 10 comprehensive integration countries. Again, here Brazil is kind of like an unexpected country here, and we have also a lot of good improved countries here. Brazil is one of them. It is definitely the success story of this previous wave. And so is Turkey for that time, but with the raising anti-migrant attitudes in Turkey, I don't know if this would still hold, for instance. So how does Lithuania do along the main dimensions of integration policy? Lithuania's approach to integration is classified as equality on paper, yes, and as we have seen, while immigrants enjoy basic rights and protection in Lithuania, they do not enjoy equal opportunities to participate in society. And its approach is similar to most Central and Eastern European countries. And despite the fact that it has improved on the opportunities and security for migrants over the last years, Lithuania's integration policies are weaker on 3 dimensions than the average MyPEX country. And I think still it needs to be mentioned that there are many important policy developments that bring in a strategy, which is the beginning of policies. Here we have the consecutive action plans on migration, and we also have this more of a strategy document until the 2030 that looks at that sets the agenda for integration, and we will see how much of it will be implemented. But based on this implementation and legislation, we would be able to see some results being reflected on MyPEX too. So I am expecting a positive trend for the future based on this, the ability of the government to develop this strategy document. As part of this launch of this wave of MyPEX, we also wanted to look deeper into one area of policy making. Sometimes we do this. Sometimes we go deeper on localities, compare different cities or regions. This time we wanted to look deeper into the area that is very weak across the board in many countries, and that is political participation. We thought that was kind of relevant in the wake of upcoming EU elections also. And so here, political participation is usually thought of along the dimensions of political integration, different forms of participation, such as conventional and unconventional, and the level of participation ranging from supranational to local. And we created this policy instrument, which we piloted along with our experts in the Lithuanian case. I'd like to thank Gidre and Rasa again for their expertise on this. And we did, after an extensive review of the literature, we created the indicators, we pre-tested them, and then we tested them with our country experts. And so here are the different dimensions of the political participation index that is looking, you know, that's just a sneak peek before we finish. I thought that I'd give you. Again, we did not cover all the countries, but I can give you some examples, some comparisons. So actually, Lithuania has a score of 35, if I am not mistaken on this, and but a big part of it comes, the big reduction in point comes from because the strategy document does not mention anything about the political participation of migrants into or integrating political migrants into the political scene. There is no clear pathways, no ways of monitoring this foreseen, or no targeted policies foreseen. When we look at full political and civic rights through citizenship, that's also an area, because of the other dimensions of citizenship, that Lithuania is not doing so well. The score here is taken down a bit.
The other dimension is right to vote in elections, as that is still below 40. There is some developments in terms of information dissemination, which leads to a slightly better score in encouragement to vote. But still promotion of representation in political life and representation of migrant-led society, civil society are really low scores here. Where Lithuania is doing whole lot better is actually creation and protection and fostering of a strong civic space and civic education for a diversifying society. And that comes from a more holistic place, not just regarding immigrants themselves, but as all different groups in the society as part of a diverse society, which is important because it gives the hope that there could be more development targeting migrants in this regard. So Lithuania has a score of 37 or 38, I believe, in this. But if we were to compare it to other countries in the region, for instance, it's better than Latvia's initial scores in this. But Latvia, for instance, is doing a whole lot better on representation of migrant-led civil society in particular, but not in other areas. Who are the countries that are doing really well in this area? It is consistent with the overall MyPEX results. In fact, Sweden is doing well with a score over 60. Here, the scores are not really like in the 90s or 80s like MyPEX, because this is a very difficult area of integration for all the countries. So the top we have is 62, 63. Also, Ireland is doing great because they have an amazing strategy document, which foresees a very clear path, pilot projects, focus on different areas of political participation, and sets a very both vertical and horizontal collaboration mechanisms for policy making, and also inclusion of migrants in the policy making, as well as a very clear monitoring. I think Ireland may have the best monitoring mechanism foreseen for this, where each ministry assesses itself against the strategy document at each year, and political participation is a dimension of this integration roadmap. And again, Portugal is another country in Europe that is doing quite well on this, especially with the representation of migrant-led civil society, as well as the emphasis on diversity and incredibly allowing framework for voting of migrants and also naturalization of migrants. So what can I'm be... sorry, Bashak, but we have to wrap up because we still have some questions Of course. Mm-hmm. Sorry, I get carried away a bit sometimes. I'm on the last slide, which are some of the policy recommendations we received from Diversity Development Group before, and they are quite consistent now. Some things that can be focused in Lithuania in the area of migrant integration are improving the mobility of migrant workers within the local labor market, increase family union rate for non-citizens, improve migrant civic and political participation by increasing consultancy mechanisms, and following international reform trends to facilitate the residence requirements, expand healthcare coverage entitlements for non-EU residents, and also some improvements in the area of education are also needed. I'll leave it at this, and I'm really thankful for this presentation, such a well-attended event, and I'm looking forward to your questions. Thank you. So thank you, Bashak, very much. And we still have some questions, but now we will turn a little bit to Lithuanian language. And if there will be questions in English, I will let you know, or I will translate it. Taigi yra keletą klausimų, kuriuos jūs uždavėte pokalbių skyrelėje. Tai visų pirma, noriu visiems pranešti, kad informacija apie visuomenės nuostatas, tai yra tie grafikai, kuriuos jūs matėte prezentacijose, jie bus viešai prieinami tiek mūsų puslapyje Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto internetinėje svetainėje, tiek
Diversity Development Group svetainėje. Ir taip pat, kaip rašė Lina, tiesiog tiems prisiregistravusiais mes galėsim išsiųsti nuorodą į būtent į šitą pokalbį, į šitą pristatymą, kuris bus irgi viešai prieinamas YouTube kanale. O dabar yra keletą tokių klausimų, tai norėčiau, juos taip truputį sugrupavau, tai keli klausimai yra Monikai. Monikai yra apie nuostatas, socialinės distancijos nuostatas, kaip skiriasi miestų ir kaimo gyventojų gyventojų atsakymai, ir taip pat klausimas, ar buvo apskritai demografiniai duomenys kažkaip tai aiškus užduodant klausimą, ir ar bus išsamesnė informacija pagal demografinius duomenys pristatyta. Tai ačiū labai, Vilana, už sugrupuotus klausimus. Tai taip, tai kalbant apie šitą klausimą, apie tos demografinius duomenis ir tos pjūvius pagal, nežinau, lytį, išsilavinimą, pajamas ir gyvenviečių dydį, galiu pasakyti taip, kad šitie duomenys yra ir tie pjūviai buvo daryti. Bet ką aš noriu pasakyti, kad šiame pristatyme mes kaip ir nepateikėm tų pjūvių, bet sekit mūsų puslapį, pasirodys tikrai publikacijų ta tema. Bet ką aš galiu pasakyti, aš turiu tokias pirminės įžvalgas, nes aš šiek tiek paanalizavau vieną klausimą, kuris yra socialinės distancijos nenoro gyventi kaiminystėje. Tai iš principo galiu pasakyti, kad tie atsakymai pagal šitos minėtus mano pjūvius pasidalina vienodai, nėra didelio skirtumo, ar ne, bet už ko užkliuvo mano akis. Pavyzdžiui, homoseksualių žmonių atžvilgių, tarkim, reiškia, pavyzdžiui, vyrai tą nenorą gyventi kaiminystėje, tą socialinę distanciją šito klausimu išreikšta yra daugiau negu moteris. Tai nežinau, čia kaip galima pakomentuoti, ta fobija tokia yra didesnė. Dabar taip pat ir iš šių asmenų grupė ta socialinė distancija yra didesnė kaimo vietovės arba mažesnėse gyvenvietėse, skirtingai nei mieste, kur palankiau žiūrima, ir žinoma pagal pajamas. Tai yra aukštesnių pajamų žmonės palankiau žiūri iš šiuos asmenis. Dabar kas man dar buvo įdomu, tai migrantai iš Rusijos, ar ne, ir irgi už ko požiūris, nenoro gyventi kaiminystėje su migrantais iš Rusijos, irgi principe visiškai vienodai pasidalina tie procentaliai pagal tos minėtus pjūvius, bet pastebėjau, kad moteris, tarkim, skirtingai negu vyrai, palankiau žiūri į ta prasme, atsiprašau, ne migrantus iš Rusijos, migrantus iš Ukrainos. Prasme, kad palankiau žiūri į tos žmonės, ir irgi aš manau, kad ta prasme apskritai į migraciją, tai ir aš manau, kad tai yra irgi susijęs tokiu, galbūt komentuočiau, kaip galbūt didesniu emociniu intelektu, ar ne, didesnė kažkokia tai, nežinau, reiškiamomis emocijomis ar užuojauta šito klausimu. Tai galbūt tokie du trumpi komentarai, bet detalesnė analizės šiame pristatyme nepadarėme, bet tie pjūviai yra ir tikrai ta analizė bus. Na ir dar irgi tau keli klausimai yra, Monika. Vienas tai yra toks, kaip vertinat 2023 metų tendencijas kaip evoliucija ar revoliucija. Ir kitas klausimas, ar šie duomenys, tos socialinės distancijos duomenys, gali būti kažkaip išnaudojami politiniams rinkimams, kurie vyks šiemet. Ir ta neigiama prasme greičiausiai. Ta prasme, šie duomenys ar gali būti? Kad ta auganti distancija kažkaip gali būti išnaudota. Gerai, tai dabar dėl tos evoliucijos ar revoliucijos. Tai aš visgi norėčiau taip pakomentuoti, labiau galbūt, nes kadangi esu sociologė iš to sociologinio požiūrio, tai mano manymu aš galbūt nedaryčiau čia tokios labai, kaip čia pasakyti, labai nesureikšminčiau, ta prasme, tos padidėjusios distancijos visų grupių atžvilgių. Ta prasme, kad reikia turėti omeny, kad
į tas grupės, tas neigiamas požiūris, tos grupės, į kurias yra nepalankiausiai žiūrima, jos išlieka panašios ir tai matom netgi metų eigoje. Ta prasme, tai šiuo klausimu neįvyko revoliucijos, ar ne? Nu, ta prasme, bet kur galbūt įvyko revoliucija, bet tokia labai nedidelė ir maža, ta prasme, skaičių požiūriu, ar ne, tai sakyčiau į tuos lietuvių kalbos nemokančius asmenis. Bet vėlgi čia tas komentaras yra, ką aš ir sakiau, ta prasme, dėl galbūt rusų paplitusios kalbos viešoje erdvėje ir tų diskusijų spaudoj. Bet visos kitos grupės išlieka. Aišku, tai tenka apgailestauti, kad taip yra, bet jos išlieka stabiliai neigiamas, kaip pavyzdžiui žmonės su psichikos negalia, homoseksualūs asmenys ar musulmonai ir taip toliau. Bet dar, kur aš galiu pakomentuoti, kodėl, manau, įvyko toks galbūt poslinkis, ar tie skaičiai yra didesni negu praeitų metų duomenyse, tai aš manau dėl to, kad, kaip ir minėjau, kad šiais metais mes neįvardinom konkrečių etninių ar rasinių grupių. Pavyzdžiui, tarkim, dingo Romai ar ne, kaip etninė grupė, kuri irgi būdavo viena iš tokių, nu, kaip ir nemėgstamiausių grupių, ar ne? Ar ten kitos grupės, ta prasme, ir buvo įvardintos abstrakčiai tos grupės, ta prasme, tiesiog kaip asmenys nemokantis kalbos, kitos rasės asmenys ar kitos etninės grupės asmenys. Ir kadangi nebuvo įvardinta, aš manau, kad šiek tiek ta distancija šių abstrakčiai įvardintų grupių padidėjo šiais metais. Tai mano būtų toks, galbūt, nežinau, apibendrinantis komentaras. Tai ačiū labai. Yra klausimas ir Kęstučiui, ypač pristatant, iš kur gaunami informacijos, kokie yra informacijos šaltiniai apie migrantus. Ir tiesiog buvo pasigesta, kur dingo 100% apie kontaktus kalbant, nes ten iki tik 60, man atrodo, buvo skaidriai. Tai gal gali irgi pakomentuoti šį klausimą? Taip, tai gal trumpas komentaras, tai iš tiesų toje paskutinėje vizualizacijoje nebuvo 100%, nes rezultatai, kaip Belana minėjo, eina iki 60, kai kurie 70%. Tai buvo nuspręsta padaryti tiesiog dėl vizualinio paprastumo, nes iki 70% tai buvo didžiausias rezultatas ir jį ėmėm kaip viršų to grafiko. Ir galbūt mums buvo esmė parodyti tuos kontrastus. Tai kad žiniasklaida nors ir nesiekia 100% ar 90%, bet žiniasklaidos tai yra vis tiek pagrindinis šaltinis, iš kur respondentai ir respondentės gavo informaciją apie migruojančių žmonių grupės ir parodyti tą kontrastą su kitomis tomis labiau tiesioginiais būdais, iš kur gauna informaciją. Tai galbūt pabrėžtume tos kontrastus, o ne tą 100% absoliutumą. Ačiū labai. Ir matau, Agnieška kelia ranką. Prašau, Agnieška. Sveiki. Deja, praleidau pačią pradžią, nes reikėjo jungtis į kitą paskaitą. Monika, jums klausimas, gal jūs ir aiškinat, bet aš labai, paskutinį, ką pasakėt, labai mane užkabino, kad pakeista kaip ir metodika daryti tą apklausą, ne, kad Romai jau atskirai kaip grupė neatsispindi. Ar aš blogai supratau? Nes aš praleidau pačią pradžią, tai aš nemačiau konkrečiai, kai netgi pristatyta, tai labai atsiprašau. Gal čia toks klausimas. Gerai, ačiū, Agnieška, tavo šklausimą. Tai aš tada gal ir pasikartosiu, gal jau kiti girdėjo. Tai šiais metais metodika nėra pakeista, yra tik tai, kaip čia pasakyti, pamažintos grupės asmenų, ta prasme, į kuriuos matuojama ta socialinė distancija. Tai šiuo atveju mūsų toks tikslas buvo šių metų, ne šių, 23 metų apklausos, buvo labiau fokusuotis į migrantų grupės ir migrantus iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos, kadangi jos yra didžiausios migrantų grupės Lietuvoje ir tarsi tokia aktualija. Ir išimti visas įvardintas konkrečiai etninės ar ne grupės, ką mes darydavom seniau, kaip ir žinai, Romus, tarkim, nežinau, čečėnus, irakiečius, sirus, kinus, tarsi konkrečiai įvardintas grupės. Bet
paliktos tam tikros abstrakčiai įvardintos grupės, kaip asmenys su psichikos negalia, homoseksualūs asmenys, musulmonai, lietuvių kalbos nemokantis asmenys, kitų netradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovai, kitos rasės odos asmenys. Ta prasme, va šitos grupės yra paliktos, jos būdavo ir senesniuose klausimynuose, tik tai šį kartą mes galim palyginti, kaip ir matei, su kitų metų apklausų duomenim, bet šį kartą išimtos konkrečiai vardintos etninės grupės. O čia tik šių metų toks, na, pakeitimas ar kažkokia nauja tendencija, nes aš vėl galvoju apie Romų bendruomenę ir advokaciją, aktyvizmą, kad gerai turėti duomenis bendruomenėm darant advokaciją. Čia yra šių metų, reikia toksai, netgi praeitų metų, ar ne, toksai sumanimas, tas fokusas į labiau migrantų grupės. Ir, nes vis viena norisi, kad tos visuomenės nuostatos kaip ir atlieptų tas tokias aktualijas. Aišku, aš suprantu, Romų grupė irgi yra kaip ir viena nemėgstamiausių grupų ir tikrai reikia imtis kažkokių priemonių, ne, labiau integruoti, ta prasme, integracijos kažkokių į Lietuvos visuomenę, bet šiuo atveju, sakau, buvo akcentas migrantai. Ačiū. Ačiū labai. And we have one question for Başak. So it's, about this Brazil case. It's quite interesting. So how you would comment about this case? And the question is, does Lula presidencies has an effect on that? That, some positive issues you uncovered. Yeah. So no, this is a great question. And actually, Brazil is definitely a curious case. Their score as of 2019 is 64, but only in 2014 they were also just an equality on paper, really way behind. They improved by 12 points all of a sudden. So this is like when the entire MyPEX average is 2 points plus 2 points, they improved 12 points. Where they are doing good, I can tell you a bit, which is permanent residence, access to nationality, and anti-discrimination. They're over 80 on all those dimensions, and family reunion, like almost 100. But in contrast to these very high scores on these dimensions, they are doing pretty badly in the area of political participation, access to education, and access to healthcare. Of course, this has to do with the overall system. Maybe citizens don't have that much equal opportunity either, and that's also reflected on the migrants' access and the policies related to that. And this leads to they have over 60 labor market mobility, which is not bad. So there is the only thing that is a negative change on MyPEX is they require now higher language level for naturalization, and that's it. So immediate access to labor market, access to compulsory and non-compulsory education, easy membership in political parties. The required residence period for permanent residence is very low. Periods of absence allowed for permanent residence is really high. Economic resources requirement for naturalization is very low. They allow for dual nationality. So it does, of course, have to do with the government in power, but usually these things do take also some time. So when we look at the I think this slightly reflects the increasing diversity in the country, and also but we need to also put it in context. Brazilian policies are more inclusive than, say, Argentina, Chile, and Mexico. But they are still behind other destination countries such as Canada, New Zealand, and the US. And it is affected by political atmosphere, clearly, and who is in power and who is not. But usually different aspects of this policy are enacted in different times. And most of this policy
is the result of the major reforms introduced in 2017, where Brazil adopted a comprehensive approach to integration that is slightly favorable for societal integration. So I would say the critical juncture, the cut point is 2017 here, which is where we should look at what brought this development. But this is I find these very hopeful cases because they give us reason to believe that it is not only certain highly developed OECD countries who are good at this, but many countries that were behind are actually leaping forward as well. So thank you very much for your answer. Thank you for participating in our event. Ačiū visiems už dalyvavimą ir nors mes jau kaip ir viršijom laiką, bet iš tikrųjų dar matau, kad daugelis ir liko ir išklausė iki pat pabaigos. Tai kaip ir minėjau, informacija bus pasidalinta viešai, įrašas irgi bus viešas, tai dar galima bus kartą peržiūrėti ir matyti visas skaidres. Ir taip pat informacija apie visuomenės nuostatas bus paviešinta abiejų organizacijų tinklapiuose. Tai ką, geros dienos, skanių pietų ir iki kitų susitikimų. Viso